Pagalba gyvai. Jūsų tinklapis ir jūsų klientai. Taip pat jūsų konkurentai su jūsų klientais. Investuojate pinigus tinklapio reklamai, kad pritrauktumėte daugiau lankytojų. Tačiau nauji lankytojai ne visada tampa jūsų prekių ir paslaugų pirkėjais, o pelno rodikliai jūsų netenkina. Ir čia Pagalba gyvai siūlo jums išeiti. Tinklapyje įdiegiamas mygtukas matomas visiems lankytojams. Jį paspaudęs lankytojas sujungiamas su svetainės asistentu, visada pasiruošusiu padėti. Nuo šiol tinklapio lankytojai paspaudę Pagalbos gyvai mygtuką visada sulauks profesionalios konsultacijos ir atsakymų į iškilusius klausimus. Taip sudaromos puikios klientų aptarnavimo sąlygos, kurios garantuoja jūsų prekių ir paslaugų pardavimą. Sutikime Audronę. Ji prekiauja vyriškais marškiniais. Juos galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje. Tinklapio lankytojas Gintaras ieško marškinių. Jam patinka marškinėliai su mėlynu kaklaraiščiu, tačiau jis neranda informacijos apie kišenėlę. Nenorėdamas rizikuoti, nusprendžia ieškoti kitur. O tai reiškia dar vieną prarastą klientą Audroniai. Todėl ji nusprendžia pasinaudoti gyvos pagalbos paslaugomis. Audronės tinklapyje įdiegiamas mygtukas. Grįžęs Gintaras nuo šiol gali paspausti mygtuką ir bus tiesiogiai sujungtas su svetainės asistentu. Dabar jis gali gyvai bendrauti su asistentu, kuris maloniai suteikia visą informaciją apie dominančią prekę ir paaiškina, kad norimi marškinėliai neturi kišenėlės. Gintaras laimingas, nedelsdamas užsisako marškinėlius, nes būtent to jis ir ieškojo. Dėl puikaus klientų aptarnavimo Audronės pardavimų ir pelno rodikliai kyla, o tai labai ją džiugina. Pagalba gyvai. Jūsų verslo asistentas čia ir dabar.